Kadangi dar turim begalę laiko iki skrydžio, o iš buto jau reikėjo išsikraustyt, tai dar užsukom ir į miesto parką. Tai čia pasivaikščiosim kurį laiką. Ir toks labai kaip senovinis miškas atrodo man jisai, ne? Tokie medžiai. Atšiaurus, samanuotas toks. Jo, toks. Kaip po seną mišką vaikštanti jausmas. Tai va, o naktis šiandien buvo biškį dauli. Kokią gal 4 ryto, 4:30, kažkas tokio. Ten mūsų kaimynai pradėjo pyktis. Ir Britai tokie labai ryškus, tokie kas antras žodis fuck! Tai tipo porelė susipyko. Bet tai kas keiščiausia, atrodo nieko, 4:30 pradėjo pyktis. Gal grįžo iš kažkur? Nu gal, sakom, čia lyg klubų ir nesimato, bet toks jausmas, kad ar iš baro ar kažkur. Bet ant plonos sienos tai atrodo, kad prie pat. Labai girdėjęs tikrai. Kažkaip per paukštis. Balandis. Ne, tai sakau, čia matosi balandžio. Ir jau labai šilumos pasiilgau. Čia amžinas ruduo. Nu, čia toks jausmas lyg vaikščiotum kokį spalio mėnesį pastoviai. Žiūrėk, pakaitina saulė, net garas kyla. O, tos antys. Ir čia dar kaip. Ir vėl ten koks neaiškus. Lik ir prieini, lik ir tamsus juodas. Pastebėjom, kad čia paukščiai labai drąsus. Labai arti prisileidžia. Nieks neskriaudžia matomai jų. Nu, katinų nėra. Nebijo. Nei vieno nemačiau katino. Atsargiai, Simoniška. Ką? Va. Ai, va, visai. Prie pat. Lietuvoje jau čia seniausia būtų nuskridę. Ir čia tiesiog eini, jau būna guli tiesiog ir šildos prieš saulę.
Tai va, per Justino elektroniką aš gavau, kad jį jau Farerų salose turėsiu palikti. Ne, tik paprašė laptopą apsaugą išimti. Tai va, nu, tai apsaugą praėjom, sėdim, laukiam skrydžio, jau kiek čia liko, valanda su biškiu. Ir šiaip nepapasakojom, kaip mes čia atskridom. Žodžiu, skridom su persėdimu ir pasitaisysiu, nes čia kažkaip nulinko. Skridom su persėdimu ir Kopenhagoj laiko biškį turėjom. Tai mes kažką ten Džeminajaus užklausėm apie skrydį. Ir jisai ten sako, tai ten greičiausiai jums reikės eiti ten ir reikėtų eiti anksčiau, nes pasų kontrolė užtrunka. Ir aš sakau, tai pasakgi mums nereikia, mums užteks ID kortelės. Jisai sako, neužteks ID kortelės. Aš čia pradėjau klausinėti ir persigandau. Jo, nes sako, tipo, kad ir priklauso Europos Sąjungai Farerų sala, bet jinai turi ten kažkokią autonomiją nuo Danijos ir ji pati priima sprendimus dėl šitų dalykų ir sako, čia reikės paso, o mes tai pasųgi neturim. Nu ir tada sėdėm ir nerimaujam keletą valandų, ar įleis mus ar neįleis. Ir paskui atėjom jau prie vartų, kur jau įleidinėja žmonės, žiūrim, kad ten dauguma su pasais stovi. Ir čia va, ką tik mačiau vyrus, visi su pasais. Jo, tai čia jau nieko, bet va ten. Vis tiek. Jo, bet tai čia jau žinom, kad jau išleis iš čia, bet ar įsileis? Ir žodžiu, iki paskutinės akimirkos pergyvenom, ar čia mus praleis ar nepraleis. Bet jo, ten, kai eini, tai nieko neprašo, tiesiog... Mes jau buvom praėję, kai su persėdimu, jau mūsų dokumentus buvo patikrinę. Jo, tai užteko tik tais boarding pasą nuskenuoti, durelės atsidarė ir pirmyn. Tai vat. Ir čia nieko nesakė, kad su kortelėm. Jo, tai vat, bet dėl viso pikto reikės gal pasus turėti ir pasiimti, kad paskui dalykai nenutiktų. Tai va, tai kadangi jau išskrendam, tai galima ir reziumė kažkokį kelionės padaryti. Kaip tau Farerų salos? Pagaliau paklausė. Jo. Ne, jokau, galėsi iškirpšti. Nu, pažiūrėsim. Tai kaip tau, Zamarienė, Farerų salos? Kažkaip keistai dar skamba. Dar vingelytė jaučiuosi. Reikės priprast, reikės. Patiko gamta, pati labai miestelį gal nėra daug kažką labai aplankyti, bet gamta tai pirmom dienom, tai ypač jau į pabaigą gal taip jau akis priprato, jau ne taip įspūdingai atrodė. Kas man patiko, Justinai, tau sakiau, kad labai organiškai viskas. Atrodo tie visi nameliai, nežinau, atsirado šitas sala ir tie nameliai kažkaip jau buvo, ar lygiai tas pats su avim. Nu, kažkaip viskas labai gražiai įsipaišo, atrodo, jie tą gamtą labai gerbė. Ten į paukščiukai peri negalima eiti, vėl ten tokie dalykai. Bitės ten šitą medų renka irgi takelis uždarytas, negalima per pievą. Tai va tokių daug dalykų, kažkaip organiškai viskas. Man tai irgi labai fainiai, aš labai svajojau čia pabūt ir man irgi labai patiko. Ir galvoju tos, kiek čia mes 3-4 dienas pabuvom, tai to laiko kaip ir per akis. Negalim sakyti, kad viską mes čia aplankėm, bet labai daug panašių dalykų. Ir atvažiuoji kažkur ir labai panašu, nes tie kalnai visi tokie labai panašus čia. Tai to laiko man atrodo per akis, kad ir brangu čia, tai vat galima sutaupyti ant to, kad, sakykime, galima savo kelionę trumpinti, protingiau susidėlioti ten maršrutus ir tada tiesiog trumpiau būni, pamatai esminius dalykus ir viskas tvarkoj. Tai kad čia yra atstumai, mažiai, per valandą realiai visur, kur nori nuvažiuoja. Jo, bet kiekvieną kartą, kai važiuodavom, mes ten į kokį tolimiausią tašką nusitaikom, navigacija rodo, ten važiuoti 50 km ar ten 60, kelionės laikas 1 valanda. Tai va tas.
Ir galvoju, mes labai gavosi su tais maršrutais, kad labai kažkaip ir nepavargom, ir pasivažinėjom, ir pamatėm, ir labai va taip viskas gerai. Ne taip kaip, sakykime, pernai Vokietijoje, kai ten mes labai lėkėm, bėgom, nusikalę ten, Galus pervargę. prasiskėliam. Tai čia viskas labai kažkaip optimizuotai, protingai gavosi ir labai fainai. Manau, dar vieną dieną ar trumpiau galėjom netgi. Nu, iš principo jo, nes šiandien tokia tuščia diena, nors šiandien, tarkim, žinant, tai, ką mes veikėm pirmą dieną, buvo galima šiandien veikti. Ir būtumėm suspėję viską. Bet tą pačią dieną, kai išskrendi, vėl labai lėkti toks. Tai gal ir gerai. Sakykime, kai nežinai, kiek ten užtruksi kelionėse, kiek ten kas trunka, tai jo, tai čia, sakykime, iš tos pusės viskas gerai, bet kai jau žinai, tai, sakykime, šitą paskutinę dieną mes tikrai viską būtumėm spėję apvažinėti, nes viskas čia aplinkui ir netoli, ir tada būtų labai iš vis optimizuotai. Tai, bet ir be to viskas gavosi labai fainiai. Tai ir viskas tada. Uždarom Farerų temą, skrendam į Kopenhagą ir ten porą dienų.